got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing else. Jie išskaidė galbūt nelygiaverčiai penketus. Vienam penkete buvo stipriausi žaidėjai, kitam silpnesni, tai mes tą antrą kėlinį spaudimu išėjom į priekį, bet trečią, ketvirtą jie suleido stipriausius į aikštelę žaidėjus ir gavosi taip, kad mes nesugebėjom prieš juos gerai sužaisti. Kai išėjo stipresni žaidėjai, labai gerai varo kamuolį, jie turi daug patirties, pirmam divizione trečius metus žaidžia ir visą laiką finaliniam ketverte, tai nepasimetė svarbiais momentais, nevykdėm savo schemų numatytų, ką buvom puolime sugalvoję, buvo daugiau padrikas žaidimas, 1-1 ir vidury stovintis aukštas žaidėjas, kuris jaučia pasaugojimą, kad ateiti ir mes į tai įklimpom ir nepasidalinom gerai kamuoliu. Pagrinde reikia mokintis dalintis kamuoliu, kai, sakykime, veržėmės ir didelis pasaugojimas, kad reikia pasuotis, rasti draugą, numesti, paduoti gerą perdavimą, kad nebūtų į kojas perdavimas. Šitie dalykai, kad mes turim čia sakykime, spragų, kur, kad nusimesti, kad mesti tritaškį, išmesti tritaškį, jeigu susispaudusi gynybą, ko mes nepadarėm iš tikrųjų.